Tai sveiki draugai, Vaidas iš Autosporto garažo. Šiandien vėl grįžtu su rubrika sportiniai automobiliai ir jų apžvalga. Tai realiai šiandien turim tokį kultinį aparatą, tai yra Toyota Celica ST 185A grupė. Čia aišku yra replika, prie kurios teko truputėlį padirbėti, kad jinai taip atrodytų, kaip atrodo dabar. Nieko aišku čia įspūdinga nėra, bet buvo tiesiog čia sudėti saugos lankai, saugumo įranga ir tiek žinių. Tai teko truputį pašvarinti, pagražinti, palyginti, patobulinti, kad jinai veiktų gerai ir būtų su ją smagu važiuoti. Tai realiai pradėkim nuo to, kad šitas automobilis yra 1990 metų ir Celicų buvo, bijau sumeluoti, 4, man atrodo, modeliai. Tai vienas N78 gamybos, paskui 80 persivertė į tokį pleikšto formos Celica, kuri jau važiavo ralį, ir šitas būtent automobilis, šitas modelis yra pirmas japoniškas automobilis varomas 4 ratais. Tai jisai išėjo 89, 90, 91 ir paskui jau išėjo faceliftinis modelis su tokiam 4 lempom priekį. Toks pabaisis. Realiai ta, kuri nuėmė nuo VRC čempionato dėl nelegalaus restriktoriaus. Tai čia yra istorija, kuri turi milijonus turbūt visokių versijų, bet iš esmės ten prikurta buvo, aš girdėjęs ten, kad buvo padaryta taip, kad turbina ten turi tokį kaip ne vos, kaip fotoaparatuose vadinasi tas matrica, tas, kur užsidaro tokia sklendė apvali. Tai tipo toks buvo turbinai ir darai kapotą, ten pavyzdžiui turbinos diametras yra ten 40, o uždarai ten pasidaro 50. Nu ir tokių nesąmonių. Iš tikrųjų taip nebuvo, buvo tiesiog padaryta sistema, kuri turbina kaip be slėgio, kai jinai yra, neturi jokios ten traukos, tai realiai toks kaip šaiba distancinė, jinai ir su spyruoklėm laikydavo tą restriktorių ir jo realiai ten su jokiu kitokiu įrankiu realiai vos nelaužtavo, reikėdavo, kad tas spyruoklės pajudinti. O kai slėgis atsirasdavo, tai vakuumas. Kai vakuumas atsirasdavo, ta šaiba, tas spyruoklis nugalėdavo ir tada pasidarydavo ten kažkiek tais tų milimetrų didesnis diametras ir taip padidėdavo aišku gale. Galios tenai buvo apie, sako, kad 25-30% daugiau, tai nežinau, būdavo apie 300, tai gerai, 300 ten kokia 5 arklių. Aišku, turėjo pasijausti. Tai va, tai už tos bajerius Toyota nuėmė nuo pasaulio čempionato, atėmė, man atrodo, ne iš Carloso Sainzo driver champion, visus taškus, ir nuo to laiko Celicos nebebuvo. Ir greičiausiai sako, kad ten analitikai, kad ir nebebus dėl to susiejimo, dėl šito būtent įvykio su to restriktorium ir diskvalifikacija. Šiaip iš esmės šitas būtent modelis, tai su mano kumyru Sainzu yra laimėjęs, jei neklystų, 3 čempionatus pasaulio ir 2 vairuotojus, kaip konstruktoriai, tai 3 ir vairuotojų, man atrodo, 2, tai Carlosas ir 2 kartus laimėjo. Tai va, tai sekdavau baisiai šitas lenktynės, tik tai su broliu dabar kaip tik kalbėjom, kad
iš kur mes matydavom tas lenktynės, nes aš atsimenu, kaip aš žiūrėdavau, būdavo per Eurosportas ir ten François Delecourtas, Didier Oriolis, Carlosas Sainzas, dar ten tie seniai Kankunenai, visokie Makinenai. Iš kur? Tai dėjom iki tokio dalyko, kad senoviai, kai būdavo video nuomos, tai aš atsimenu, kad būdavo kasetės, bet aš neatsimenu, kad ar nesu lygiai gretinu, ar ten imdavom su kasetėm, su ralių įrašytų iš Eurosporto ir nupizdintų, aišku, kažkur tai iš satelitinės antenos, tai įrašytos kasetės ir mes tas kasetės žiūrėdavom per tą video grotuvą su kasetėm. Čia jaunimui kasetės buvo ir dar video rodydavo iš kasečių, tai ten labai įdomus reikalas, tai tas kasetės žiūrėdavom ten neaišku kelintų metų, kas ten buvo, bet ten apie 90-94 metai ir būtent šitie modeliai, tai Toyota Celica, paskui Lancia Delta Integrale, Ford Escortai, Cosworthai, dar kažkokia mašina buvo, 4 lyg atsimenu. Nesmė, žodžiu. Tai būdavo, tenai, mano kumyras buvo ten Carlosas Sainzas, tai vienareikšmiškai, aš labai už jį sirgau. Ir jisai yra su šitai mašinai atvežęs 2 pasaulio čempionus, kaip vairuotojas. O kaip konstruktoriai, man atrodo, 3 kartus laimėjo. Tai apie šitą automobilį, tai sakau, legendos yra filmukas, galbūt jeigu rasiu, pridėsiu nuorodą apačioj po video, tai pasižiūrėkit, o šitas automobilis, tai ką, šiaip jisai replika, ganėtinai, nebloga, bet važiuoklė praktiškai yra standartinė, apart amortizatorių ir šitų stabdžių, kur mes uždėjom. Tai čia daugiau asfaltinė tokia versija jos yra. Esant žyra jau tokių automobilių, gaila, drožt labai stipriai. Po kapotu, čia jeigu pasiseks atidaryti su tom lempom tą kapotą, tuoj. Labai sunku su tom lempom kapotas, tai reikia daug rankų. Tai standartiškai tas automobilis turėjo 2 litrų variklį, 5 pavarų greičių dėžę, 4 ratai buvo varomi. Dėl tokio dalyko kaip ta vadinama razdatkė arba transferis, kuris daro iš 2 varomų 4. Tai šitas buvo automobilis iš japoniškų pirmas pagamintas tokio būdo. Čia yra 2 litrų turbokompresorinis variklis, kuris tais laikais turėjo 200 arklių. 200 arklių ir, man atrodo, 200 centais newtonmetrų sukimo momentas. Tai čia kas palyginus, pavyzdžiui, su ten Mitsubishi, pavyzdžiui, paskui kaip buvo, tai čia šitas turi apie 400 arklių ir kokius 800 newtonų vos ne. Tai jums skirtumas toks, vos ne 4 kartus viskas, 2 kartus tai tikrai išaugo. Tai Samsono amortikai, čia mes jau biškai pagražinom, nebuvo taip gražu čia viskas. Tai tiek apie tą motorą, čia su mepinta yra 98 kūro. Ką daugiau? Realiai kaip ir viskas, apart amortikų ir stabdžių ir čia visko, ką čia matot, kas čia paburta yra, tai čia realiai standartinis toks automobilis, su kurio ganėtinai gal smagu dabar jau važiuoti, nes ir stoja, ir jisai kažkiek tai ir bėgėjasi, aišku, valdomumas jo prastas, nes čia nėra kažkokių tai firminių blokiruočių ar greičių dėžės, kuri būtų sportinė.
Bet iš esmės tai nežinau, adrenalinui čia visiems tiem tokiam, kaip sakyt, veteranų raliam ar ten slalomam ar dar kažkam, tai šitas daiktas labai tinka ir manau, kad čia pilnai užtenka. Daugiau čia sakau, labai kažko stipriai nieko nėra, sudėjom, aptvarkėm, apvalėm, sužiūrėjom viską, kad viskas veiktų. Durų apmušimus tokius sudėjom. Truputį panelę aptvarkėm. Tokį padariau kaip iš standartinio short shifter, nes čia poweros, tai nežinau, ten būdavo kaip pas kokį E30 BMW, kur tas virtis kokį, nežinau, pusę metro turbūt į priekį ir atgal vaikšto. Nežinau, daugiau kaip ir apie tą automobilį kažkokių tais įspūdingų čia duomenų jis neturi. Atrodo, aišku, fantastiškai. Jau jeigu gatvėje išvažiuoja, tai čia su visais tais lipdukais ir ta išvaizda ir tos lempos, cool atrodo, cool. Tiesa, praeitais metais buvo hebra išlėkus į Legend Rally, tai ten kaip sunkiai sakė sekėsi, nes labai nestojo. Tai va, tai pas mus atkeliavo čia stabdžių susidėt realiai, o įvyko truputį daugiau darbų, bet sakau, dabar mano logika yra tokia, jeigu yra automobilis, su kuriuo yra, kad ir kokios brangumo bebūtų, bet jeigu kažkas jame neveikia ir su juo nemalonu važiuoti, ta prasme, kad tu atsisėdi ir išvažiuoji kažkur tai tiesiog bent gatvę. Tai jau yra kažkas negerai. Žodžiu, vien tik tai atsisėdus į tą automobilį ir jau sėdint turėtų būti malonu. Tai va, tai čia buvo vairas judėjo per toli, realiai čia viskas išdraskyta, išnaikinta, skylės paliktos, čia visokių plastikų nebuvo. Apmušimai kažkokie čia buvo iš standartinių išpjausti tokie. Čia visas stogas belekas padaryta. O dabar jau tokia tvarkelė. Šturmano. Prašau, bam, šviečia savo. Iš viršaus, iš scenogramą. Ne kažkur iš šoną. Tai va. Tai toks va tas modelis. Šaltas truputį sunkiai dirba, bet kaip užšyla, tai kaip ir viskas veikia, kuo puikiausiai. Čia buvo programuotas, dar pataisė programą, tai dabar viskas kaip ir okei. Turi antilagą. Tai va, daugiau ką žinau, čia tam automobilį kažkokių stebuklų nėra. Rankinis, reguliatorius, įsikalbėjimo įranga, šifteris, čia viskas sutvarkyta, sėdynės paprastos, vairas sportinis, nuimamas, tarp kitko.
nori pagazuoti. Daugiau viskas jau pagal poreikius, kas ten, ar tie mušimai bus karboniniai, ar tokie čia vat, iš tokio plastiko specialaus, kur mes naudojam. Tarp kitko, šitas automobilis parsiduoda. Tarp kitko, šitas automobilis parsiduoda, tai jeigu ką sudomino, rašykit man, duosiu kontaktus, galėsit pasišnekėti su žmogum, kokią kainą, kaip kas parsiduoda ir kodėl. Tai turbūt, kad gal viską papasakojau, aišku, ne viską papasakojau, čia neįmanoma to papasakoti. Aš papasakojau tiek, kiek aš žinau, tiek, kiek truputį skaičiau, kiek radau YouTube informacijos, tai sakau, dar apie Toyotą įdėsiu filmuką, labai daug fainas filmukas ir pasižiūrėkit, pamatysit, ralio istorija įdomi. Tai iki kito karto, ačiū, kad žiūrit, ate.